Sveiki, labas rytas. Šiandieną susitinkame vėl kartu trumpoje jogos serijų pamokoje. Šiandieną fokusas yra į rytą. Galbūt tik atsibudot, atėjote ant kilimėlio, turit 15 minučių prieš visą darbų pradžią ir norit tiesiog rytą pradėti nuo dėmesio kūnui ir kvėpavimui. Tai tam mes čia ir susirinkom, seka yra tikrai trumpa ir kviečianti jūs pabusti. Tai įsipatoginu tiesiai, svarbu, kad nugara yra tiesi. Jeigu vis dar po miego iš lovos yra sunku sėdėti tiesiai, tai po sėdmenim pasidedu pleduką arba kaladėlę. Gali būti ir pagalvėlė. Atsisėdęs tiesiai, randu tiesę nugarą ir kai esu pasiruošęs, užsimerkiu. Pastebiu kvėpavimą. Pastebiu, kaip kvėpavimas leidžiasi žemiau į pilvą, pilvo zoną. Ir įkvepiant pilvas išsipučia, švelniai iškvepiant pilvas į vidų. Pastebiu, ar galėčiau truputį atpalaiduoti pečius ir ar galėčiau visą kūno svorį leisti žemyn. Lik visą jį surinkčiau nuo viršaus, surinkčiau ir leisčiau žemyn. Mintis pasyvi, galbūt jau įlaksto, pabandau ją nuraminti. Pradėsim nuo kvėpavimo pranajamos, vadinamas pramary. Dabar nykščiais užspausiu ausų būgnelius, o rankomis užsidengsiu akis. Jeigu akių dengti nenoriu, galiu ją atlikti ir tik užsidengęs ausis. Tada rankos gali apglėbti galvą. Bet yra ir būdas atlikti tiesiog neliečiant veidą. Ne tiek svarbu, ką jūs pasirinksit, labai svarbu, kaip jūs kvėpuosit. Įkvėpsiu, pilvas išsipūs, atliksim bramarį 10 kartų. Tai įkvėpus pilvas išsipūs, iškvėpus liežuvio galiuku liesiu gomurį ir gerklėje sakysiu garsą arba om. Tai atrodys šitaip. Tai tiek, kiek iškvėpinėjau, tiek tas garsas ir trunka. Kai pranajamas darom su vaikais, jie šią pranajamą supranta kaip komandės dūzgimą. Pradėsim visi kartu, užsidengiu nykščiais ausų būgnelius ir akis, arba tik būgnelius, arba iš vis nieko neliečiu, rankos prie žemės gali būti mudroj, arba tiesiog ant kelių. Įkvepiu, pilvas išsipučia, iškvepiu. Ir paskutinis įkvepiu, pilvas išsipučia,
Kvepiu per nosį ir atsidūsta iškvepiu. Puikiai. Rankos ant kelių ir padedu sukti ratus stuburą. Išsisuku, jaučiu nuspaustus sėdmenis, tai čia tikrai yra daug judesio, bet kas nejuda, tai mano klubai prispausti prie žemės. Išsimasažuoju, išsijudinu, pajuntu malonų linkį nugaroj, pajuntu malonų išsitempimą pečiuose, kakle. Pratempiu ir suku į kitą pusę. Galiu būti užsimerkęs arba pasyviai žvelgti kažkur tiesiai. Centre sustoju, rankos lieka ant kelių. Ir imituosim katę karvę sėdimoj padėty. Tai įkvėpsiu, išriesiu nugarą, tversiu krūtinę, pečiai nusileidžia, pasidaro ir gerklė. Iškvepiu, smakras į vidų, kaip katė apalinu nugarą. Įkvepiu. Iškvepiu, stumiu kelius toli nuo savęs, smakras vidų, apalinu nugarą. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpsiu į centrą, kils rankos į viršų, iškvėpsiu, suksiusi į kairę pusę. Įkvėpsiu, kils rankos į viršų, iškvėpsiu, suksiusi į dešinę pusę. Dabar jeigu pavargo kojos būtų sukryžiavime, tai pakeičiu sukryžiavimą. Centre įkvėpęs. Iškvėpiu. Nes tikrai sėdint galiu pasijausti, kad jau pavargo kojas. Iškvepiu. Įkvepiu. Ir paskutinis iškvepiu. Įkvepiu į centrą. Iškvepiu, nuleidžiu rankas ir pasisuku ant keturių. Delnai tiesiai po pečiais, keliai tiesiai po klubais. Įkvėpsiu į karvę. Iškvėpsiu, apvalinsiu nugarą katė. Lygiai tas pats judesys. Tik tai esu ant keturių. Įkvepiu ir iškvepiu. Įkvepimas ir iškvepimas. Truputį keisiu, įkvepiu. Kairė koja kyla į viršų. Lyg daryčiau tą pačią karvę, pridedu tik koją. Iškvepiu. Įkvepiu. Lyg norėčiau paliesti kojų pirštai savo nosį. Iškvepiu. Savo galvą, atsiprašau. Įkvepiu. Iškvepiu, kelis link nosies. Ir paskutinis. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Koja atgal, ant pirštų galų ir ją pramasažuoju. Pramasažuoju pirštus, tos 5 mažus sąnarius. Tas pats įstrižai. Prasimasažuoju. Puikiai. Ir koja grįžta, kyla į viršų, šuo paukštis, koja pirštai žiūri žemyn. Pabūnu čia 3, 2 ir 1. Įkvepiu čia, iškvepiu, vėl kelis link nosies. Įkvepiu, šuo paukštis, iškvepiu, kelis į gretimą alkūnę. Šuo paukštis įkvepiu, kelis į priešingą alkūnę. Dar po kartą. Šuo paukštis įkvepiu, iškvepiu, kelis link nosies. Šuo paukštis įkvepiu, kelis į gretimą alkūnę. Šuo paukštis, kelis į priešingą alkūnę. Pastatau kojas plačiau, į vaiko poziciją. Įsėdu, iškvepiu. Grįžtu į centrą. Vėl esu ant 4, visas 4. Keliai yra maždaug klubų ploti, rankos pečių. Įkvėpsiu į karvę. Iškvėpsiu katė. Nuimsiu bet kokią įtampą arba atsiradusią kompensaciją kūne. Įkvėpsiu ir iškvėpsiu. Atsisėsiu ant kulnų, pratempsiu rankų pirštus, pajausiu, kaip tempiasi fascija. Po truputį į mus ateina saulė. Puikiai. Grįžtu vėl ir kita pusė. Įkvėpsiu, kils dešinė koja į viršų. Kaip karvės padėtis, iškvėpsiu katė. Lyg daryčiau tą pačią katę karvę. Tik koja keičiasi. Jie kyla į viršų. Įkvepiu
Ir iškvepi. Jaučiu, kai kyla koja, tai prasideda melonija ir keturgalvis. Ir paskui ten nesikvepi. Ir iškvepi. Koja gale. Ir pratempi ją. Pratempi pirštus. Pratempi įstrižai. Puikiai. Ir grįžtu į šunį. Šuo paukštis. Koja pirštai žiūri žemyn. Įkvepi čia ir pabūna. Dar 3. 2. Išsistumiu iš rankų, nesukrent. Ir 1. Įkvepimas čia. Iškvepimas. Kelias link nosies. Šuo paukštis įkvepi. Iškvepi vidų į gretimą alkūnę. Suapvalinu nugarą. Įkvepi. Priešingą alkūnę. Iškvepi. Įkvepi. Link nosies. Iškvepi. Ir dar kartą įkvepi. Į gretimą alkūnę. Iškvepi. Įkvepimas. Iškvepimas. Pereinu į poziciją ant 4 ir patiesinu rankas vaiko pozicijai. Nusileidžiu. Puikiai. Pereinu ant alkūnių. Dabar pabandysim atlikti katę karvę nuo alkūnių. Ne? Įkvėpsiu krūtinę į priekį. Iškvėpsiu smakras į vidų. Įkvėpsiu. Išrečiu nugarą. Karvės nugarą. Iškvepiu katę. Baigiam. Įkvepiu. Pajuntu skirtumą tarp šių pozicijų. Atrodo, kad turiu truputį mažiau vietos. Iškvepiu. Ir su sekančiu kartu įkvėpsim. Ir iškvėpsim smakras į vidų. Ir atkelsiu kelius ir kojas aukštyn. Galiu prieiti truputį arčiau. Delfinas. 3. Išsistumiu iš alkūnių. 2. 1. Nuleidžiu kelius. Pereinu ant 4. Ir žemyn žiūrinti šunį. Var 10 kartų atliksim tokią aktyvią viniesą. Judesi apjungtą su kvėpavimu. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, lenkiu kelius, iškvepiu lentą. 3. 4. 5. 6. Keli kuo arčiau žemės. 7. 8. 9. Ir 10. Lentoj pabūnu. 5. Stumiu pagrindą toli nuo savęs. Patemptas presas. Sėdmenis. 4. 3. 2. Ir 1 žemyn žiūrinti šuo. Iškvepiu. Atsidūst. Atsidūst. Puikiai. Žiūriu kilimėlio priekį. Žengiu dešinę koją į priekį. Ir atviriu dešinę ranką aukštyn. Paprastas susisukimas. Čia svarbu, kad kairiai pusiai. Delnas plačiai praskiesti rankų pirštai. Petis toli nuo ausies. Ir sitempiu. Kvėpuoju dar 3. 2. Ir 1. Dešinė ranka ateina iš vidaus. Sukuosi ir pereinu į kilimėlio galą. Apsuku poziciją. Dešinė ranka ant žemės. Kairė kyla į viršų. 3. 2. Ir 1. Nuleidžiu ranką. Pereinu į žemyn žiūrinti šunį. Apsisukom kilimėlį ir iškvepiu. Pereinu į lentą. Nuleidžiu kelius. Keliai krūtinės smakras. Neriu į kobrą. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Į vaiko poziciją atsidūstu. Atsidūstu. Puikiai. Pereisim ant 4. Ir atliksim 2 kartus po 20 kapalabhati kriya. Kapalabhati labai tinkama rytui. Tik siūlyčiau ne iškart nuo jos pradėti. Tai mes va tą ir padarysim. Kapalabhati prijungsime dabar. Dabar kapalabhati mes dažnai darom atsisėdę. Tai yra įkvėpimas. Pirmas įkvėpimas vyksta į pilvą, į išpučiant. Ir iškvėpimas vyksta aštrus, iškvėpimas į vidų.
greičiau arba lėčiau. Dabar kapalabati darysim nuo 4. Kuomet esam ant 4, gravitacija mus veikia taip maloniai, kad mes galim pajausti, kaip atpalaidavus pilvą, jis neturi ką daryti, kaip tiesiog kristi žemyn. Tai tiesiog vietoj kvėpimo mes pajusim lengvą pilvo atpalaidavimą ir tuomet jau įtrauksim į vidų. Taip, toksai kvėpavimas ir bus. Dabar jeigu esu nėščia, arba yra pirmos ciklo savaitės, kapalabati praleidžiu. Vietoj to sėdžiu ant kulnų, viena ranka ant krūtinės, kita ant pilvo ir kvėpuoju pilvą. Įkvėpsiu į pilvą, iškvėpsiu pilvas į vidų. Įkvėpsiu į pilvą, išsitrauks. Dabar jeigu esi nėščia arba yra pirmos ciklo savaitės, tai kapalabati kriją praleidžiu. Vietoj to kvėpuoju pilvu, viena ranka ant pilvo, kita ant krūtinės ir pakvėpuoju, jaučiu kaip išsiplečia pilvas ir krūtinė ir iškvepiant pilvą švelniai į vidų, krūtinė nusileidžia taip pat. Jeigu galiu daryti kapalabati pradėsim visi kartu ant 4, įkvepiu, atsipalaiduoju, iškvepiu. Atpalaiduoju pilvą ir pradedu 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvepiu, sulaikau kvėpavimą ir palaikau dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atsargiai ir labai ramiai iškvepiu ir įsėdu į vaiko poziciją trumpam pabūti. Jeigu kvėpavau tiesiog pilvo, tai irgi galiu į vaiko poziciją nusileist pailsėti. Grįžtu. Sekantį kartą darysim vėl 20, tai pasiruošiu. Įkvepiu pilnai, išvalau save, kvėpavimas, išvalantis. Atsipalaiduoju, iškvepiu. Pradedu. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvepiu, sulaikau kvėpavimą 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Švelniai paleidžiu ir į vaiko poziciją ilgesniam laikui iškvepiu. Galva gali būti ore arba padedu ją ant žemės. Puikiai. Iš lėto pakylu į viršų, tai krijos jos yra tikrai labai aktyvuojančios kūną, kartais krija labai gerai gali apšildyti, nereikia ir saulės pasveikinimo apšilimo. Liuks, dabar pasiverčiu sėdimą poziciją, paščimatanasana. Paščimatanasana yra pėdomis į rytus, nugarai vakarus, aš čia beveik pataikiau. Kojos yra nepilnai ištiesintos, jos yra lengvai sulenktos. Jeigu sėdžiant kaladėlės, irgi labai patogu. Įkvėpsiu čia, pakelsiu rankas į viršų, pajausiu Įkvėpsiu, pakelsiu rankas į viršų, pajusiu, kaip esu susijungęs su žeme, tai yra jaučiu pagrindą nuo sėdmenų. Iškvepiu, gaudau pilvą ant šlaunų ir gaudau didžiuosius kojų pirštus, galbūt pėdas. Svarbiausia, kad pajuntat pilvą ir šlaunį susijungiant. Dabar įkvėpsiu, vėl pailgės nugara, iškvėpsiu, leisiuosi žemyn ir galbūt tiesinsiu kojas. Svarbiausia, neprarasti sukibimo, kad neatsitiktų šitaip. Esu susikabinęs pilvas su šlaunim, pečius atpalaiduoju, galiu žiūrėti tiesiai pro pirštus ir pabūnu čia 3, smakras švelniai užsidaro. Tempės užpakalinė šlaunis, 2, ir 1. Puikiai. Iš lėto pakylu į viršų, sulenkiu kojas, apversim staliuką. Rankos yra už sėdmenų, pirštai žiūri į vidų, tarp sėdmenų ir rankų yra maždaug 1 plaštaka. Pėdos yra maždaug klubų ploti, kojų pirštai taip pat žiūri į priekį. Įkvėpsiu ir su iškvėpimu išsikelsiu, pabūsiu čia. Dabar čia galiu likti, arba atliksiu tokią dinamiką. Įkvėpsiu, leisiu sėdmenį, siūsiu už savęs. Iškvėpsiu, išsikelsiu. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu,
iškvepiu. Ir paskutinis įkvepiu. Ir iškvepiu. Nuleidžiu sėdmenis, pėdos kartu, keliai į šonus ir švelniai paplasnoja sparnais. Šlaunis kaip drugelis. Atsipalaiduoju. Puikiai sustoju, suvedu kelius kartu. Smakras į vidų ir švelniai atsigulu, atkyla abi kojas į viršų. Sulenkiu kairę koją, kairys kulnas ant dešinio kelio, sulenkiu dešinę koją ir prisitraukiu arčiau savęs kelį. Kartu su šlaunim arba pilnai apkabinu sulenktą kelią. Kairė pėda yra patempta, neatsipalaidavus nėra patempta. Įkvepiu ir iškvepiu, tarsi bandau prisitraukti šlaunį arčiau dešinę, o kairys kelias keliauja nuo manęs. Puikiai. Paleidžiu kojas, patiesnės viršui ir apkeičiu. Susistatau poziciją, apsivertęs ketvertas, gulint. Pajuntu skirtumą tarp šlaunų, ar kažkurioj pusėj truputį lengviau yra negu kitoj. Ir nepamirštu, kad visos praktikos metu, atsiprašau, kvėpuoju. Dar du. Ir paskutinis. Paleidžiu kojas viršui. Ranką šalia kūno ir prasuku pėdas ratais. Į vieną pusę, į kitą pusę. Dabar kulnai susiklijavę, sukasi tik pėdas. Pirštai. Kaip lyg būtų pėdas kokie skriestu. Į vieną pusę, į kitą pusę. Sulenkiu iš lėto, tiesinu dešinę koją, kairė sulenkta prie krūtinės, įkvepiu, su iškvepimu sukasi kairė koja į dešinę pusę, žvelgiu veidu į kairę, kairys petis nusispaudžia prie žemės, susuku stuburą. Jeigu labai kyla kairys petis, tai taip daug nesisuka arba kaktuso ranką. Puikiai. Grįžtu į centrą, sulenktas kairys kelias, sulenktas dešinys, pasiubuoju kairę į dešinę ir palieku dešinę, koja sulenkta kairė tiesina. Įkvepiu centre, iškvepimas sukuosi. Patina kūno dalis sukasi į kairę, viršutinė į dešinę. Vėl tas pats, jeigu petis kyla, kaktuso ranka. Arba tiesiog taip daug nesisuka. Iš lėto grįžtu į centrą ir dešinę koją patiesinu, pasiruošiu trumpai šavasanai. Šavasanai truputį save pasimodifikuosim. Tai galiu atsipalaidavęs visiškai. Aplink mane nėra jokių daiktų. Įkvėpsim visi kartu giliai. Ir atsidūstu iškvepiu. Įkvėpsiu, atkelsiu dešinę koją į viršų. Pajaučiu, kai jinai sunki ir numetu žemyn. Įkvepiu, atkeliu kairę. Iškvepiu, numetu. Sutraukiu sėdmenis, juos suimu. Galbūt net biškiai atkyla dubuo. Paleidžiu, iškvepiu. Užkeliu pečius link ausų. Paleidžiu, iškvepiu. Atkyla abi rankos į viršų. Iškvepiu, leidžiu žemyn. Susiraukiu, supykstu, suimu veido raumenis. Paleidžiu, iškvepiu. Ištempiu veido raumenis, tai iškišu liežuvį ir žiūriu link antakių. Iškvepiu, paleidžiu. Ir suimu visą kūną, kumščius, pėdas, visus raumenis. Ir nekvepuoju. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atsipalaiduoju.
šavasanai lieku gulėti, susistabdau įrašą ir pasilieku čia būti. Arba po truputį pasisuku ant kairio šono ir rankos pagalba. Atsisėdu, suvedu rankas į Andželi mudrą, prisijungiu prie mantros, jeigu norisi. Lokaha samastaha sukino bhavantu. Lokaha samastaha sukino bhavantu. Lokaha samastaha sukino bhavantu. Visi kartu užbaikime praktiką su 1 ir 3 šanti įkvepiu. Iškvepiu, įkvepiu, atsidūstu, iškvepiu. Įkvepiu į om. Šanti, šanti, šanti. Rankas prie trečiosios akies ir nusilenkiu giliai savo ir savo vidiniam guru. Kad galiu mokytis iš jogos, kad renkuosi jogą. Ačiū Jums, namaste, gražios dienos ir susitiksim arba pietų jogai, arba vakaro jogai. Viso.